Sveiki, o gal ir nesveiki Lietuvos piliečiai. Šiandien sąmokslo teorijai mes nešnekėsim. Tsunamiai, Gaddafiai, mes šnekėsim apie mus. Tie, kurie yra apnuodyti gėrimais ir valgiais. Ar yra toks žmogus, kuris nevalgo ir negeria? Nėra. Todėl mes kalbėsime šiandien su Latėnų, tai yra maisto patikros ekspertas Audrius, gėrimų patikros ekspertas ir būsima deputatė Rimantė Kardašan. Aš to brūdo nevalgau ir nevartoju. O kodėl tyli gėrimų ekspertas? Paklauskime jo. Pirmiausia, norėčiau atkreipti visų dėmesį į tai, kad pagal ES standartus Lietuvoje vanduo yra vienas geriausių, vienas švariausių. Todėl dabar jau yra pakeista daug ir... Ar seniai jūs tyrimus darėte? Tai yra padaryti naujausi tyrimai. Ar seniai jūs darėte tyrimus? Atsakykite į klausimą, jūs dar tyrimus darėte. Tyrimus mes darėm. Atsakykite. Atsakykite. Be abejo, tas procesas... Aš turiu sakyti, atsakykite. Taip? Be abejo, tas procesas, jisai kartais būna, kad uždelsiamas dėl tam tikrų biurokratinių... Dėl ko jis uždelsia? Ar jūs žinote, kad paskutinio tyrimo buvo patikrintas vanduo ir jame buvo rastas ir švino, ir alavo. Jame buvo rasta daug cheminių medžiagų, daug cheminių priedų. Ir šitą vandenį geria mūsų vaikai, šitą vandenį geriame mes. Ar jūs gerite tą vandenį, kurį geriame mes, Lietuvos piliečiai, ir mūsų vaikai, mūsų džiaugsmas? Ne, aš to vandens negeriu, bet jį galima gerti. Aš ir sakau, kad jūs pats negerėt, jūs žinot, kad nuodijat Lietuvos gyventojus pats negerdamas ir jūs pasirašote visus popierius, kad jisai yra naudojamas tas vanduo ir jisai geriamas yra. Ir kad jame nėra tų visų chemikalų, kurių yra. Kodėl jūs meluojate, jūs atsakykite vieną dalyką. Ne pagal visus esamus, ką jūs čia šiepia dantis. Galima tą vandenį gerti. Galima jį gerti. Tai ir gerti, kodėl jūs negerėt? Aš nenoriu. Jūs ką tik girdėjote, kad mūsų deputatė žino, ką deda į alų. Ką? Aš negaliu sakyti šitą. Jūs norit, kad mane po teismus užtampytų gamintojai? Tai palaukit, aš mačiau, ką jie ten deda. Kodėl jūs atėjote čia? Parašau pasakyti, ką deda į alų. Aš negaliu pasakyti, nes aš bijau, kad mane užtasys per teismus. Bet aš žinau, ką deda. Ir ten yra brudas ir nuodas. O jūs bijote jų? Taip? Ne jų, kitų. Jinai bijo ne jų. Jinai bijo kitų. Tai netilė. Visiškai ramus, mano sąžinė yra labai švari, todėl kad maistas pas mus yra kokybiškas. Gerai, sąžinė švari, bet ar mūsų organizmai yra švarūs? Jūs valgėte dešrelės, ką jūs šnekate, švarus maistas? Kokybiškas. Ar jūs žinot, kas į tas dešrelės dedama? Ar jūs domėjotės, kur visi popieriai pasirašyti, kad mėsa valgoma? Nevalgoma tenai. Ten tos mėsos su kvapu nesurasi, todėl kad ten ląsteliena padažyta dar su sojos biškį dėtų ir toliau tus popierius. Jūs žinote, ką deda į dešrelės? Žinau. Pasakykite visiems Lietuvos piliečiams, kas? Negaliu. Matote, ir vėl negali. Vėl deputatė bijo teismų. Tai popieriai tai yra, bet tai jūs pasirašote, kad ten yra kokybiškas maistas, iš tikrųjų yra nekokybiškas. Ar jūs pats valgote tyrimą darote? Tyrimą aš jums kaip ir minėjau, mes darome kiekvieną dekadą, kas ketvirtį. Aš uždaviau klausimą savo laidoj. Iš Vokietijos mėsą kur vežėte, ką? Palaukit. Taip, tai parašyta, kad jinai naudojama, vokiečiai visi atsisakė tą mėsą valgyti, o jūs vežate į Lietuvą, maitinate Lietuvos žmonės. Vokiečiai perdavė mums tą mėsą, negerėte to vandens. Kolegos jūrė, vokiečių kolegos rekomendavo. Rekomendavo tam, kad išvežtų iš Vokietijos, nes yra nuodas. Šis žmogus pasakė, gerokai pigesnė ta mėsa yra. Taigi, norėčiau užduoti maisto ekspertui klausimą. Nors į šį klausimą mes atsakymą išgirsime tik po reklamos. Nors, aišku, gaila, kad mūsų niekas nežiūri. Labas, kaiminėlį. Labas. Tai kasgi atsitiko? Apsirgau. Nuėjau į vaistinę, vaistai pabrango, neturiu pinigų. Gal gali paskolinti? Tai tu nesirg. Juk tai daug pigiau. O, ačiū, kaiminėlė, pagelbėjai. Nes man gaila. Ačiū, kaiminėlė, pagelbėjai. Šita dešra yra valstybinė. Aš
Aš norėčiau maisto eksperto paklausti, kiek šitoj dešroj yra procentų mėsos? Na, pagal ataskaitas, kurias aš gaunu kiekvieną mėnesį, čia yra mėsos iki 80%. Kiek jums sumokėjo? Kas man sumokėjo? Man moka valstybė atlyginimą, aš moku mokesčius ir... Tai jūs dabar čia- už tą atlyginimą čia ir kita pasakykite, tema. ar jūs nesumaišėte? Ar Ką? čia nėra 80% celofano, Ne, o nu, tik 20% ką jūs mėsos? kalbate? Čia Jūs išvis Jūs Jūs tikras, mėsos. patylėkit. Jūs prisiklausot šitų žurnalistinių ančių ir čia yra visiškai Gerai. nesąmonė. Jūs sakote, kad 80% Taip. mėsos. Jūs pats mėgstat mėsą, Aš labai mėgstu mėsą. taigi valgykit. Nu ką, jūs baigit, norit, kad aš numirčiau? Taigi va. Aš Tarp negeriu. miltelių. Jisai taip? turi rinktis Aš tarp ko? negeriu, bet- Tarp viso šito bet- šūdo, kuris bet jį sukrautas galima. lentynose? Jį galima gerti, galima Kodėl jūs naudoti. pasirašote? Gerai, tokius aš popierius? klausiu Kodėl jūs dabar, nes čia yra pasirašote, mano kad laida. tas yra geras? Atitinkantis standartus, atitinkantis normatyvus, todėl galima jį gerti. bet- Gerai, jūs gertumėte šitą alų? Ne, aš negerčiau. Jūs tikrai. prie pirtelės, jūs su savo draugais, jūs susitinkat, bet jūs negerite alos. Todėl, kad žmogus Mielas gali pilieti, rinktis. ką Žmogus mes gali geriame? rinktis. Kas yra įpilta čia? Aš dar kartą noriu Atsakyk. pasakyti, kad mes Atsakykit. esame laisvi žmonės. Jeigu jūs norit, jūs renkatės. Todėl, kad nieks nieko... Kodėl jūs pasirašote, kad nebando čia yra geras, niekam- normalus Gerai, produktas? jūs- Aš žinau, žinot. iš ko Gerai, gamina aš tą alų, nepasirašau, ką kad čia čia yra aš geras. žinau. Mano sąmokslo teorija, Aš pat ne- patilėk. Šiandieną mūsų sąmokslo teorija, mes turime žmogų, kuris žino, kas yra dedama į jūsų Ir kokios pamėgtą firmos alų. deda, taip. Taigi Kokie dabar, gamintojai taigi dabar deda ji viską chemikalus, taip. atskleis. Jūs išpratėjote, aš negaliu sakyti, jūs norite, kad mane pat teismus užtampytų. Tai bet jūs žinot. Aš žinau. Tai kodėl nesakot? Todėl, kad aš bijau, kad mane užtampys per teismus. Jie yra Labai galingi. gaila, labai Jie gaila, gamina. labai gaila, kad mūsų nežiūri niekas. Nes jūs matote prieš save, kurią aš irgi galiu paduoti į teismą. Aš irgi tave mieluoju, Tai kas čia dabar, galiu už paduoti ką? į teismą. Todėl, kad tu žinai, bet nesakai, tu esi nusikaltimo bendrininkė. Aš atliksiu eksperimentą. Aš suvalgysiu šį pyragaitį. Nu, jūs to tikras? Taip. Ir aš pasižiūrėsiu. Jisai vadinasi sveikuolių pyragaitis. Ir po šio pyragaičio suvalgymo, ar aš būsiu sveikas, ar aš būsiu apnuodytas. Nu tai jūs dar Kaip tu. staltiesės atsikaskite, Patylėk. tas pats bus variantas. Ir popierių šitą suvalgykit dar. Va, matot, jam nieko, čiagi sveikas, čiagi... Gerai. Nu tai jūs pažiūrėkite į jį, tai jam nieko, jis ir italų gali išgerti, jam nieko nebus. Idiotas. Ar jame yra chemijos? Ir dėl ko vaikai pripranta tai prie zefyrų? Ką? Ar tai nėra narkotikas? Nu, jūs suprantat, ką aš čia šnekat? Koks narkotikas? Koks narkotikas? Toks ir narkotikas, todėl kad Mūsų- kai prideda tos chemijos, kuri tiesiai keliauja į smegenis ir žmogus labai greitai pripranta prie šito narkotiko. Aš noriu Jisai pasakyti, paskui jam reikalingas suvalgykit kiekvieną. vieną. Eikit jūs Suvalgykit narkotiko, vieną. kodėl aš turiu... Mūsų nepriklausomoj Gerai, valgyk, valstybei. valgyk, narkomanė. Mūsų Pavalgyk. nepriklausomoj valstybei Gerai. narkotikai yra Pasižiūrėkime, pasižiūrėkime įstatymu. dėl eksperimento. Aš Taip, suvalgau bet- vieną. Nu ką jūs... Ne... Ar aš pripratau? Taip, aš jau noriu antro. Bent tai narkotikai. Čia silpna valia jūsų yra, o ne kažkas Kokia silpna valia? Vaikai, jie dar neturi valią. Vaikai turi klausyti tėvų savo, aš jums pasakysiu. Taip, jūs turite... O tėvai Ar jie neturėtume klauso? pinigų perka tos zefyrus, nes yra... Reikia ganėtinai turėti pigus. pinigų, kad blogiausiu atveju. Ką jūs šnekat? Leidžiate pardavinėti tokią chemiją? Mum kolegos Vaikai auga atsiunčia, chemijos. žmonės dirba, jūs Pažiūrėkite, galvokit apie kaip pasaulinę išsikime, kokie rinką. debilai auga. Jūs rinkit žodžius. Pasižiūrėkime į rudąjį zefyrą. Tai yra tas pats baltasis zefyras, Tik iš šiknos ištrauktas. tik tai iš šiknos ištrauktas ir išrūkytas šūdė. Mūsų laidai vaikų darželis lopšelis pelėdžiukai paskolino mums šią gražią krūvelę dešrelių. Ant tų dešrelių yra parašyta, kad galiojimo laikas šitų dešrelių baigsis, kai tiems vaikučiams jau bus arti 50. Tai yra iki 2048 metų. Ar gali tiek mėsa išsilaikyti? Ar Taip. kiaulės tiek gyvena? Bet čia yra įrodymas, kad šita mėsa yra labai puikiai. Nu ką jūs nusišnekat Taip, čia? palaukit, kuo- Jinai kuo negenda, jinai tiek, puiki? jinai negenda tiek laiko. Nu. Tai ar nereiškia, kad čia yra pridėta chemikalų? Nu kokie chemikalai? Chemikalai išgaruotų per tiek metų. Pasižiūrėkite, Tai jos čia yra dar baisiau negu nelūžtančios. chemikalai. Kas? Nu ką Ar jūs ragaujate, kalbat, jūs nu? šeriate mūsų vaikus? Jūs- va Taip, tokiais mūsų vaikai, mūsų šūdais. džiaugsmas. Jūs pasirašinėjat popierius be jokių sąžinės graužaties. Jūs nesikeikite, keiktis tik tai galiu aš. Šūdais. Kad Pamelo. mes turime nesažiningą svečią mano laidoje. Jūs atėjote svečius ir meluojate. Aš Bet aš esu nemeluoju, kaip aš šeimininkas šios nemeluoju. laidos labai sąžiningas. Aš jums dovanoju. Čia Ne. jūsų vaikams. Prašau paimti. Nekalbėkit jūs čia Prašau, nesąmonę ir... prašau paimti pats dešreles. imkit ir- Aš nenoriu imti, aš nenaudoju. Gerai, mes gražinsime. O Ant pats jūsų nevalgote? patylė.
Mes gražinsime ant jūsų Duoda, sąžinės duoda, į lopšelį ir į darželį. Tai jūsų tų vaikų mirtis kris ant jūsų sąžinės. Mes Ką jūs žinome, iš iš vis kur mes valgot, sėdame. aš norėčiau paklausti. Ne jūsų reikalas, ką Ir aš žinoma, valgau. kad Štai tau tokie reikės piktai nedaug. šaukia. Jeigu tu Nėra ką susvalgai, valgyti, dešra aš iš karto matosi, atsistato į matosi. vietą. Ar yra taip gyvenime, kad tu kiauliai spyrės į šoną, šonas jos atsistatys? Ne. Taigi, čia reiškia yra chemija. Paragaukit. Jūs kaip gėrimo ekspertas. Aš tikrai ačiū. Ačiū tikrai. Gerai. Jūs Maisto bijotės ekspertas. atsikasti tos dešros, ant kurios jūs pasirašinėjot. Nu, baigsis, Kas popierius? bet šuo mano Atsikąskit. nevalgo šitą dalyką. Tai va, jūs girdėjote, kad šuo nevalgo tokios dešros. Vaikam Ar jūs turite patinka. vaikų? Taip. Turite? Duodu Ką jie šitą valgo? dešrą ir Taip. dešrelės valgyti. Nenusišnekėkit, nu, patys ir valgykit jūs tą dešrą, bet jinai yra Ką sveika. pasirašinėjot? Jinai yra sveika, aš pasirašau pagal rekomendacijas. Ten yra štampai, viskas Jeigu surašyta. vaikai valgo jūsų to dešrą, tai reiškia, Jie jūsų vaikai nevalgo. yra nesveiki. Ir jau tie vaikai yra reiškia į tėvą. Bet Tėvas jeigu- irgi Jūs nesveiki, matote kaip matote mūsų nusikaltimą, ar jūs laidoje. žinote? Ar jūs žinote, kad jūs darote nusikaltimą Taigi mes pasirašinėdamas už išsprendėme pinigus, šiandieną aš Koks mano problemą. darbas yra? Šiandieną visas Aš žinau, sąmokslas jau kad yra deda į tas pasakytas. dešras. Patylėk. Aš noriu paprašyti šitą man, aš paimčiau gal tuos visus gaminius. Šitą noriu panuodyti kaimynų katinus. Po laidos. Dabar neišmeskit, po to aš baigsiu. Tai va, taigi sąmokslas parodė, kad mes, Lietuvos piliečiai, gerdami ir valgydami, be ko mes negalėtume gyventi. Bet ar tas gyvenimas, kai jis yra apnuodytas, mums yra džiugus? Ir ar džiugus mūsų vaikams? Dėka šių ekspertų mes sužinojome, kad mes nesame sveiki žmonės. Ačiū Jums. Mano laidoje sąmokslo teorija. Išsprendėme problemą. Tai yra išsprendžiau aš. Bet tos problemos taigi neturiu spręsti aš, o turi spręsti tie, kurie yra aukščiau. Taigi, linkiu Jums sėkmės ir nenusinuodyti. Nors, ką bedarysi, vis tiek valgyti taigi reikia. Ačiū Jums, tie, kurie nežiūrėjo, nes kaip žinia, mūsų laidos niekas nežiūri.